Įgyvendiname banko augimo strategiją ir šį ketvirtį Lietuvoje pasiekėme išskirtinių rezultatų. Paskolų ir lizingo portfelį išauginome iki 1,7 milijardo eurų. Tai geriausias rezultatas per visą banko veiklos istoriją Lietuvoje. Verslas aktyviai investavo, o mes šios projektus sėkmingai finansavome ir augome kartu. Didžiausią aktyvumą rodė energetikos, žemės ūkio, nekilnojamo turto, transporto bendrovės. Džiaugiuosi, kad šį ketvirtį ir toliau auginame palūkanų pajamas, o bendrai uždirbome daugiau pajamų nei pernai. Tai rodo, kad net ir tokiu neapibrėžtu metu gebame atliepti verslo poreikius. Didžioji dalis mūsų apklaustų klientų, stambių ir vidutinių įmonių, planuoja kitąmet toliau investuoti į plėtrą. Tai geras ženklas Lietuvos ekonomikai, kuri išlieka stabili ir atspari iššūkiams, o kitąmet augs dar sparčiau. Dėkoju mūsų klientams už pasitikėjimą ir bendradarbiavimą, komandai ir partneriams už sėkmingus rezultatus.